gyvenimo vierchas, numeris 1, vilčių nebedėjai, kas dabar negerai. Iš kažkur atsiradęs tave forume buvau pamatęs iš pradžių, dar buvo apakas, bet po to viską apgalvojęs ir supratęs, nusprendžiau, kad tu tik pasikėlė šūdas, o tau panosim šuns bliūdas. Toks jau tas gyvenimo būdas, kuris tau su diena vis pabiški trupa, už tavęs eilė jau narų susigrūdę. Kaip tu jautiesi, tavo ateitis jau seniai nebešviesi, gal jau paėmė graužatis, ar dar yra mum kokia nors išeitis, ar visa šita dabartis yra tik zombių apsuptis, kokia didelė grūstis, be žmonių, kurie turi daug, net labai per daug. Per man darai, ar bent pats supratai, ką man padarai, gi mane pakišo, o tave kai vaiką apipiso ir toliau prie kombo apsisnargliavęs, ramiai sėdėjai pro langą, net nežiūrėjai. Per man darai, ar bent pats supratai, ką man padarai, gi mane pakišo, o tave kai vaiką apipiso ir toliau prie kombo apsisnargliavęs, ramiai sėdėjai pro langą, net nežiūrėjai. Pro langą net nežiūrėjai. Ir štai mano stotelė, Antonis, kaip tau sekasi šunio būdelėje, ar bent turi tu savo nuomonę, kodėl visi tu gavai čiųjų blaužiabą, dėl to jam tu darai, ar bent su galo tu mąstei, ar tiesiog iš skausmo tu reikiai, koks tai buvo jausmas, davai pasipasakok, prašau, nesigėdėk, juk tai seniai praėjo, kai tave visi apkalbinėjo ir visiškai net negailėjo, o čia tai vyras apsivapravęs eina prieš sistemą, net nežino kokią gyvenimo sistemą, tai lyg didelė poema, kai su diena vis nauja drama, ar vaikystėj tau tai sakė mama, tikriausiai ji buvo visiems visiškai neužmirštama. Pirma, man tu davei, ar bent pats supratai, ką man padarai, ji mane pakišo, o tave kai vaiką apipiso ir toliau prie kombo apsisnargliavęs, ramiai sėdėjai pro langą, net nežiūrėjai. Per man davei, ar bent pats supratai, ką man padarai, gi mane pakišo, o tave kai vaiką apipiso ir toliau prie kombo apsisnargliavęs, ramiai sėdėjai pro langą, net nežiūrėjai. Per man davei, ar bent pats supratai, ką man padarai, gi mane pakišo, o tave kai vaiką apipiso ir toliau prie kombo apsisnargliavęs, ramiai sėdėjai pro langą, net nežiūrėjai. Skuld nagrinėt nemoki, posto kėdėti nemoki, ką tu gero padarai, LSG žaidėjus tik vaikai mane užpisai, kada bus tavo jubiliejus, pakviesi vyrus, tau šokėjus su bibis, tau snukyje patys, tavo nekalbybė tuo pačiu atims, prie ko dar prisipis, nežinau, toliai čia belia ką vartau, Antonės. Gal tik į protą mesą sampą, nes jau tu į baltų išeik į lauką, nebebūk sampauką gausi porą tu į akį, nes tave vyrai per daug traukia, kas už kopą ten jau saugo, gi Antonės su porą kiaulių cipė viens per kitą, nes į visokių žaidėjimės po kitos smaugia, benaikis gal visi, nes šitas pasiekėlės prie vyrų ir per daug pašėlės, nuvaly gal ašarėlės ir patrink dar smegenėlės, nes tu jam aišku, ir čia tikrai ne vaikos, Antonės.